Plačiame kosmose, kur žvaigždės šoka kosminį baletą, o galaktikos kyla kaip didybės paminklai, yra tie, kuriems skiriama užduotis viršijanti žmogiškąją supratimą. Tai išrinktieji būtybės, kurių sielos buvo palietę likimo ranka, o dvasios buvo formuotos žvaigždėmis. Įsivaizduokite save kaip žvaigždę kosmoso begalybėje, spindinčią savo unikalią ir gyvą šviesą. Jūs egzistuojate ne tik tam, kad sektumėte kasdieninių veiklų eigos, bet ir kad atskleistumėte kosminių paslapčių ir iššukiuotumėte įprastoms konvencijoms. Jūsų unikalumas yra jūsų didžiausias dovana. Jūs nepaklusite pasaulio nustatytoms normoms ir lūkesčiams. Priešingai jūs klausite, išaukite ir ieškote tiesos chaoso egzistencijos viduryje. Nuo pat mažens jautėte likimo pašaukimą, didybės pažadą, kuris skatino jūs pirmyn. Tačiau kelias į pergalės buvo kupinas iššūkių ir varžybų. Kiekviena kliūtis buvo galimybė augti ir dvasiškai tobulėti, pasiruošiant jūsų vaidmeniui, kurį jums atidavė visata. Pergalė visada atrodė pasiekiamas. Jūs jautėte pergalę šalia savęs gyvenimo metu. Tačiau sunkumai privertė jūs nusiminus, bet žinokite, kad jūsų jėga nėra kaip įprasto žmogaus. Jūsų dvasia yra stipri, bet jūsų kūnas yra trapi. Būdamas visatos išrinktasis, jūs nuolat esate išbandytas ir iššaukiamas. Kartais gali atrodyti, kad jūsų jėgos silpnėja, bet būtent šiuose silpnumo momentuose atsiskleidžia jūsų tikra vidaus jėga. Jūs drąsiai ir ryžtingai kovojate su tamsa, žinodami, kad esate vedami didesnės jėgos. Jūs esate herojus pasaulio, kuriame vyrauja priespauda. Jūsų standartai yra aukšti, jūsų lūkesčiai dideli. Jūs nepriimate vidutinio, net ir paties savo. Kiekviena kova, kurią kovojate, kiekviena kliūtis, kurią įveikėte, yra jūsų atkaklumo ir drąsos įrodymas. Jūs esate vilties šviesa tamsybėje, įkvėpdami tuos, kurie jūsų aplinkoje tikėtų geresnių ateities. Jūsų sąžinė aštri, bet jūsų sprendimai yra pagyvinti gailestingumu. Jūs mato praeities apgaulę, pradedant nuo to, kad žmonės naudoja veidmains, kad paslėptų savo skausmą ir kančias. Jūs atpažįstate žmogiškumą kiekviename individuje, net kai jie yra jūsų patys priešai. Jūsų užuojauta yra jėga, skatinanti padėti kitiems, net kai pasaulis atrodo prieš jūsų naudą. Jūs esate senovės išminties sargas, dvasinės tiesos ieškotojas. Jūsų protas atviras tyrinėti kosmoso paslaptis, atskleisti praeities paslaptis ir numatyti ateities galimybės. Jūs esate žinių šviesa žinių vandenyno viduryje, vedanti tuos, kurie siekia supratimo šviesos. Jūsų širdis yra dosni, jūsų siela yra gailestinga. Jūs laisvai duodate savo laiko ir energijos, nesitikėdami nieko įkeitę. Jūsų gerumas yra šviesa, kuri šviečia tamsybėje, įkvepianti kitus sekti jūsų pavyzdžiu. Net kai jūsų gerumas suprastas arba kankinamas, jūs vis tiek tęsite spindėti meilę ir gailestingumu, žinodami, kad tai, ko labiausiai reikia visatos. Jūs esate dvasinis karys kovojantis su nematomomis jėgomis, kurios stengiasi jūs nukreipti nuo jūsų kelio. Jūsų ginklai yra tikėjimas, drąsa ir ryžtas, ir su jais jūs kiekvieną iššūkį priimate su drąsa ir ryžtingumu. Jūs žinote, kad šioje kovoje nesate vieni, kad kiekviename žingsnyje su jumis yra visata. Jūs esate vilties šviesa pasaulyje, prisipildytame tamsos. Jūsų šviesa šviečia ryškiausiai tamsiausiomis valandomis, pritraukdama tuos, kurie prarado kryptį. Jūs esate priminimas, kad net blogiausiomis sąlygomis visada yra vilties priežastis tikėti geresnę ateitimi. Jūs esate visatos išrinktasis, skirtas dideliams dalykams. Nesvarbu, koks sudėtingas kelias, jūs esate nusiteikęs judėti į priekį, įveikdamas kiekvieną kliūtį, kurią jums iškels gyvenimas. Jūs esate įkvėpimas tiems, kurie yra jūsų aplinkoje, gyvas pavyzdys žmogiškos dvasios jėgos priešinant priespaudai. Apibendrinant, būti išrinktųjų visatos yra garbė ir privilegija. Tai savęs atradimo, iššūkių ir pasiekimų kelias.
Bet virš visko tai yra galimybė padaryti skirtumą pasaulyje, palikti ilgaamžių palikimą, kuris pralenkia laiką ir erdvę. Tegul jūsų šviesa tęsiasi šviečiant net tamsiausiomis valandomis ir tegul jūsų dvasia niekada nepraranda ryžto judėti į priekį, nepaisant to, koks sudėtingas kelių jums laukia.